stovi. Prašau. Ne feikas, pakrauta iškeliauja pirmadienį į pakrovimą. Nedarykit to namuose. Starbuckso kavelės nuo ryto. Važiuojam pirkti BMW 750. Skedusio, paskedusio, priskedusio, nuplauto, neaišku iki galo, kas tai mašinai yra. O, kur traileris? Nebėra trailerio. Atsirado. Va, kaip gražiai visi čia gyvena. Tikras sniego miestelis. Stovi. Prašau. So what's the story? Nu viskas, mašinėlė 5 minučių klausimas buvo. Laitlas švarus, kaip visada. Knis tikiuosi taip pat greitai ir pasikraus. Tai galit pastebėti visą pasikrovimą, kaip viskas atrodo. Reikės pabandyti dar galvės pakelti, jeigu nepaskels pagalvės, bandysim taip užtempti. Tikėkimės, kad labai smarkiai vargti nereiks, mašina labai gražiai blizga. Čia sakysit betvarkė, bet kai šalta, tai tvarkyti sunkiau kieme. Ok, tai kur? Nu, pirkėjas nepagirs, aišku, bet nieko, sėkmingai čia viskas atsidarė. Rodo daužimo jokio. O pasikelti reikia, kad mašina užvažiuotų, nes nusėdus smarkiai išgelbėtas. Išgelbėta visą dieną. Atjungta yra jau neutralas padarytas. Na, nesikuria, aišku. Kas jau čia su jie vyksta, reikės jau išsiaiškinti pirkėjai. Nes jau buvo daug abejonių sukėlę, tai tikrai nebetikėjom, kad mūsų bus. Automobilis pasikabino. Ką galim padaryti? Bandyti uždėti boosterį. Gal. Sorry? I gotta get the license plate off the back. Oh, of course. It was lifted when you parked or no? Say again? Like lifting is working or no? Uždėjau bateriją ir panašu, kad automobilis kyla. Nu, labai smagu. Oras nesugėdė, sakė, metus laiko stovėjo automobilis. Tai dėl to ir nusėdo. Mašina, nežinau, už tokią kainą 10 iš 10. Diskai nesenai keisti, kai dar važiavo, jokio kantelio, nieko, ratai padangos naujas. Duris šiandien nežinau, kokio ilgumo, didumo. Harman Kardon aparatūra. Gale, nu, gale ponai galės Lietuvoje važinėtis. Mašina viduje kaip nauja. O, tuoj pasikelt. Va, dėl ko čia nepasiseka. Susitraukė šitas. Kad ir kiek duos naudos, svarbiausia tikslas pateisina priemonės. Ir kadangi labiau sulindus, užsikabino dugnas biškį. Nu, va čia mes turėsim problemų šį kartą. Tai šį kartą, kad nesudraskytume,
Šiaip ne taip, mašinėlė ant ralo. Čia nuimta, kad nesugadinti buferio. Čia va tokie va bairiai. Kadangi mašina nukritus, užsikabino už rėmelio. Ir pirmą vieną ratą pabandysim prisirišti. Tada bandysim patempti ir prisirišim kitą. O šiukšlynas dėl to, kad buvo viskas šlapia, šalta, nauji metai, kalėdos, skubėjimas, greitis. Ir visada gaunas taip, kad kur mes čia kabinsim. Nedarykit to namuose. O automobilis pilnai ant ralo. Mašinėlė ant ralo. Ne feikas. Pakrauta iškeliauja pirmadienį į pakrovimą. Didžiulių pastangų ir atkaklumo dėka pavyko nupirkti šitą automobilį. Daug diskusijų sukėlė ir daug susidomėjimo. Tai visgi mums pavyko išlupti iš normalaus rajono šį kartą. Nu mašina ilgumo tai ir išlindus, ir ant ralo pilnai užvažiavus, ir priekis prisispaudęs, ir neina gervės ištraukti. Reikia. Belieka atleisti biškį mašiną. Ir žiūrėsim, kas bus. Ir išsitraukia. Viskas, va, ir dar kurtkės atsiplėšim. Šitą šiukšlyną susitvarkysim kitą kartą. Nepatinka man, kad čia nėra šitų. Dėsim ekstra diržą, kad ne... BMW, žodžiu, lempos adaptyvios. Persi turi pabraižymo, dėlės, padangos, kumho. Diskai, kantelė nėra, diskai matos keisti nesenai, tik čia parūdymas, tai čia labai gražiai nusivalys, nusims ar kažkaip atsidaro dabar. Ir neaišku, ar yra pritraukėjai ar nėra, bet čia jau nugalas idealus. Bet čia va kažkas palieka. O ten aliuminis per vidurį eina, tai tas aliuminis bus įsibrėžęs priekabos dalim. Va čia va šiek tiek įlenkta, bet čia toks vienas įlenkimas, man atrodo, iš vidaus paspaudus turėtų atšokti. Lempa parasojus šitoj vietoj. Pardon aparatūra, emkinės apdailos, veidrodėliai, juodos lubos. Aišku, nusipoliruoti reikės, yra visokių tokių pabraižymų.